Kai statote savo svajonių namą, be abejo norite, kad jame būtų viskas, ko gyvenime gali prireikti. Gal kol kas net nežinote, ko norėsite. Vadinasi, ir tų norų realizavimo ateityje gali kilti, kaip mėgstama sakyti, tam tikrų techninių sunkumų. Sakyčiau, kad tikrai šiais laikais labai populiarėja dizainerio paslaugos. Netgi ne tai, kad populiarėja, jos jau tampa vos ne must be tokios paslaugos. Bet ką mes dar irgi matom, kad retas architektas, kuris tuo pačiu teikia ir dizaino paslaugas, sakykime. Dažniausiai architektą mes suvokiam kaip žmogų, kuris projektuoja patį pastatą kaip erdvę, ar ne? Bet dažniausiai tik tais į prabangesnius jau labai tokius pastatus tas pats architektas projektuoja ir interjerą. Arba nebūtinai tas architektas kaip asmuo, bet, sakykime, architektų įmonė, kuri projektavo paslaugą, rečiau projektuoja ir patį vidų. Nebent mes kalbame jau apie tokį VIP segmentą. Kaip ten bebūtų, net jeigu architektų įmonė suprojektavo tik patį pastatą, o vidaus išplanavimo padarė tik tais, kad žmogus daugmaž įsivaizduotų. Tai nereiškia, kad žmogus nesamdys dizainerių. Jis vis tiek dažniausiai jį samdo. Nors čia iš tikrųjų gaunasi tokia šiek tiek nesąmonė, jeigu tikrai pasakius, nes dizaineris jau yra priverstas taikstytis su tuo faktu, kurį jis gauna. Tai reiškia, šita siena jau stovi čia ir jos jau nebepatrauksi, ar ne? Šita, tarkim, įvadai jau yra čia, jau realiai, tam, kad patraukti, reikės papildomai investuoti. Tai jeigu architektas ir dizaineris yra vienam, sakykime, asmenį, tai yra super idealus variantas, nes tada dizaineris gali tuo pačiu pastumdyti dar, ne projektavimo stadijoje, kol dar nieks nepastatyta. Jis gali jau pastumdyti, kaip reikia sieną, įvadus ir tokiu būdu gauti idealų variantą statybos jau rezultate. Bet kai mes turim atvejį, kai architektas projektuoja savo, dizaineris projektuoja savo, tikėtina, kad dažniausiai architektas, pavyzdžiui, nesigilina. Įsivaizduokime, ar ne, kad žmogus nori, pavyzdžiui, pasidaryti namų kiną, bet jis dar to nepasakė architektui, arba jis gal dar net nesugalvojo, kai jis nori namų kiną pasidaryti, arba, pavyzdžiui, namų kino teatrą nori pasidaryti. Ir tiesiog architektas projektuoja įprastą pastatą, įprastas erdves, bet kai jis jau susidurs su dizaineriu ir konkrečiai su, pavyzdžiui, akustikos jau specialistais, tai jau jie gali pasakyti, kad, brolau, viską suprantu, bet nebeišeis jau to padaryti, arba ne taip idealiai, kaip būtų įmanoma padaryti. Ir čia atsiranda problema. Tai kuo anksčiau klientas suvoks, kad reikia kalbėti ankstyvojo stadijoje ir pasirinkti iš karto dizaino paslaugą ankstyvojo stadijoje, jis turės žiauriai gerą rezultatą. Kalbant apie, negražiai gal pasakysiu, tos atkatus, aš sakyčiau, kad galbūt jie nelabai egzistuoja architektų tarpe, kurie projektuoja tiesiog pastatus įprastiem klientam. Manau, kad jie tiesiog neegzistuoja, nes ten eina visur tipiniai standartiniai sprendimai, tipinės medžiagos, ten tikrai nieko išskirtinio nėra ir architektas tiesiog neturi kaip, pasakykime taip, uždirbti iš to. Ir netgi, gal netgi ir sakyčiau visai normalu, tai yra visa industrija sukurta. Tiekėjai yra suinteresuoti pakalbinti architektus, pakalbinti dizainerius, kad jie atstovautų galbūt jų produkciją. Aš sakyčiau, kad tai yra normalu. Tad planuodami statybas ar tik žengdami pirmuosius projektavimo žingsnius, mėginkite garsiai įvardyti savo svajones, ko norėsite iš būsimo namo. Tada realizuoti tas svajones tikrai bus paprasčiau ir be abejo pigiau.